Manau, drąsiai galima tituluoti Samsung Flip 5 geriausių metų atlenkiamų telefonų, bet jis turi dar kuo nustebinti ne tik savo dizainu. Tai aš esu Mindaugas, mobili prekyba ekspertas ir šiandien apie Flip 5 triukus. Pirmiausia, kas iš karto krenta į akis, tai yra didelis išorinis ekranas. Ant jo paspaudus ir ilgai palaikius atsiranda galimybė keisti ekrano paveikslėlį. Galite rinktis iš jau sukurtų dizainų, bet visa magija įvyksta, kai jūs atlenkėte telefoną. Foninių paveikslėlių jūs galite pasirinkti ne tik nuotrauką, bet ir gifą bei video. Pasirinkus foną viskas tik prasideda. Paspaudę laikrodį jūs galite pasirinkti jo poziciją ir dydį, šriftą ir net spalvą. Pasirinkę laikrodžio stilių, jūs galite pasirinkti kitus paveikslėlio parametrus, kaip rėmeliai ir jų parametrai. Taip pat galite pasirinkti, ar norite matyti pranešimus ir žinoma, ar norite matyti bateriją ant savo ekrano. Kadangi ekranas atrodo unikaliai, niekas neturės tokio kaip jūs, tai atėjo metas išspausti iš jo maksimumą. Visus pranešimus, tokius kaip praleistos žinutės, skambučiai galite pamatyti pabraukę pirštu į dešinę. Kairėje pusėje yra pranešimų langas. Ir žinoma, galima, pavyzdžiui, paspausti ant žinutės ir iš karto atrašyti į ją, net neatidarius telefono. O jei visgi nenorit matyti pranešimų savo išorinėme ekrane, nuėję į nustatymus, galite juos išjungti. Kad pasiektumėte daugiau greitųjų nustatymų, galite pabraukti iš viršaus, galėsit išjungti Wi-Fi, padidinti ekrano šviesumą ar įsijungti prožektorių. Tikriausiai naudingiausias dalykas, kuriuos galite pasiekti išorinėme ekrane, tai yra valdikliai. Juos pasieksite pabraukę pirštu į kairę. Valdikliuose matysite visą reikiamą informaciją čia ir dabar, galėsite net nustatyti laikmatį. O dviem pirštais perbraukę iš kampų į vidurį, jūs pamatysit visus valdiklius viename lange. Kai paspaudžiate ir palaikote ant ekrano, jūs galite pašalinti nereikalingus valdiklius, o jei palaikysite dar kartą, juos perdėlioti jums patogia tvarka. Valdiklio redagavimo lange nuslingus iki pat galo galite pridėti jums trūkstamus valdiklius. Vienas iš įdomiausių valdiklių – programėlių langas. Jis leidžia naudotis tam pritaikytomis programėlėmis tiesiai iš išorinio ekrano. Paspaudę ir palaikę ilgiau atsiras Edit mygtukas, kuris jums leis pakeisti, kokios programėlės bus matomos lange. Laikas pasidaryti kelis selfius ir tam jūs neprivalot atidaryti savo telefono. Jūs galite 2 kartus paspausti užrakinimo mygtuką ir automatiškai įsijungs jūsų kamera. Kadangi selfius darysite su pagrindinė kamera, tai galiu jums užtikrinti, kad jie bus labai aukštos kokybės. Braukiant į šoną galite perjungti kameros režimus, o įsijungę portretinį režimą galite pasiekti daugiau skirtingų portreto parametrų. Nufotografavę nuotraukas, jūs iškart galėsite jas peržiūrėti ekrane. Patikusias pasižymėti, nepatikusias ištrinti. Žinoma, nepamirškime ir video filmavimo. Filmavimo režimas turi labai patogią funkciją, kurią įjungus kamera seks jūsų veidą ir automatiškai jį išcentruos. Su išorės ekranu baigiam, tai keliaujam į telefono vidų. Atsidarom albumą. Tai yra viena iš labiausiai mėgstamų mano funkcijų – automatinis objekto iškirpimas iš nuotraukos. Paspaudus ir palaikius ant objekto, atsiras galimybė išsaugoti iškirptą objektą kaip atskirą PNG nuotrauką. O kita funkcija, aš tikrai nepagražinsiu, tai yra stebuklinga funkcija, tai yra automatinis objektų panaikinimas. Ja galima rasti pasirinkus nuotraukos redagavimo režimą. Paspauskite 3 taškelius ir pasirinkite Object Erase. Dabar jūs galite pasirinkti objektą, kurį norite panaikinti ir telefonas automatiškai jį pašalins. Tai buvo mano surasti Flip 5 triukai jums. Aš labai tikiuosi, kad nors vienu pasinaudosit ir jei pasinaudosit, parašykit komentaruose, kuriuo pasinaudojat. O jei žinot dar kažkokį triuką, kurio aš nepaminėjau, tai būtinai parašykite komentaruose, kad visi apie jį sužinotų. Jeigu dar renkatės tarp Flip 5 ir Fold 5 telefonų, pasižiūrėkit mano video apžvalgą, kurioje aš lyginu abu telefonus. Kad nepraleistumėt nei vienos naujienos, užsiprenumeruokit šį kanalą, o geriausius telefonų pasiūlymus galite rasti mp.lt. Tai čia buvo Mindaugas, mobili prekyba ekspertas ir iki kito video.